Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Valdas Mackela ir šiandieną mes kalbame apie pašvęsto gyvenimo metus iš akademinės perspektyvos. Popiežius Pranciškus savo laiške visiems pašvęstiesiems asmenims pašvęstojo gyvenimo metų proga kalba apie 3 tikslus šiems metams. Pirmasis tikslas yra dėkingai žvelgti į praeitį ir šie metai taip pat kviečia žvelgti į dabartį ir aistringai gyventi dabartyje. Ir trečiasis šių metų tikslas bus viltingai apkabinti ateitį. Šiandieną su seserim Benediktinė Agniete pakalbėsime apie pirmąją iš tų tikslų, tai yra pabandysime pažvelgti apie istoriją, nes vienuoliškasis gyvenimas arba pašvęstojo gyvenimo institutai turi savo istoriją, kuri yra labai turtinga. Tai yra Dievo veikimo istorijoje ištakos, kaip Dievas savo dvasia pašaukia asmenis ypatingai gyvenimo formai, kaip tai prasidėjo ir kokį vaidmenį tai turi šiuolaikinėje bažnyčioje. Tai garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Nedaug kas yra studijavęs pašvęstąjį gyvenimą ar pašvęstojo gyvenimo dvasingumą akademiškai. Yra tokios gana retos studijos, monastinio dvasingumo studijos. Gal gali papasakoti, kaip nutiko, kad ėmei studijuoti Romoje būtent vienuolynų istoriją, vienuoliškai dvasingumą ir kokios tos studijos yra? Pirmiausia, norėčiau patikslinti, kad tai, ką studijavau, iš tikrųjų nebuvo pašvęstojo gyvenimo teologija, nes tam yra atskiros studijos ir atskiras universitetas. Tai, ką studijavau popiežiškajame Švento Anzelmo universitete, vadinasi monastinės studijos, kurios iš principo apėmė vienuolinio gyvenimo ištakas ir šaltinius, benediktiniškąją istoriją ir Švento Benedikto regulą. Nes dabar tokia klasikinė prasme lotyniškoje tradicijoje monastinės bendruomenės yra tos, kurios gyvena pagal Švento Benedikto regulą. Bet monastinis gyvenimas kaip po toks siekia 3 amžių ir ištakos yra Egipte, Egipto dykumoje. Ir Egipto dykuma, Egipto atsiskyrėliai, dykumų tėvai, kitaip vadinami, visada buvo vienuolinio gyvenimo idealas, modeliai. Ne visada ir lotyniškoje tradicijoje buvo gręžiamasi į Egiptą kaip į modelį, kaip į pavyzdį vienuolinio gyvenimo. Ar teko būti Egipte? Deja, ne, čia mano gyvenimo svajonė – aplankyti Egipto vienuolynus. Lietuvoje taip pat atrandami dykumų tėvai kaip vienuoliško gyvenimo pradininkai, pasirodo tai viena, tai kita knyga, kuriuose yra aprašyti jų pamokymai ir kad mūsų pokalbis remtųsi į istorinius faktus. Tiesiog noriu paskaityti ištraukėlę iš vienos knygos, kuri vadinasi Dykumos tėvų pamokymai ir kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Čia tiesiog vienas iš anekdotų, kaip gyveno Aba Jonas. Aba Jonas sakė, mano manimu geriausia, kai žmogus turi po truputėlį visų dorybių. Todėl kasdien kelkis anksti ir stenkis įgyti visų dorybių ir visų Dievo įsakymo pradmenis. Su didžiausia kantrybė, meilė ir kančiomis mylėk Dievą visų sielos ir kūno įkarščių. Būk labai nuolankus, pakęsk vidinį sielvartą, budėk dažnai melskis, pagarbiai vaitodamas kalbėk tyrai ir valdyk žvilgsnį, jei tave niekins, nepyk, išlik ramus, net mokėk už piktą piktu, nepaisant kitų žmonių trūkumų, nelygink savęs su kitais, žinok, kad esi menkesnis už visą kūrinyje. Atsižadėk visko, kas yra medžiagiška ir kūniška, neš kryžių, gyvenk kovoje, dvasios neturte, savanoriškai laikykis dvasios askezės, pasninkais, atgaila ir ašuromis, būk išvalgus, tyra širdis ir laikykis viso, kas gera. Dirbk tylėdamas, atkakliai laikykis budėjimu, alkdamas, trokšdamas, sušalęs, nuogas, kentėdamas, užsidaryk kape, tarsi jau būtum miręs, kad visada prisimintum, jog mirtis yra šalia. Čia toksai trumpas pasakojimas, bet sudėta labai daug. Kada klausome pasakojimą apie dykumos tėvus, tų anekdotinių istorijų, kokios mintys kyla, mąstant apie vienuoliško gyvenimo ištakas? Tai ką perskaitai, tai čia tikrai tokia labai gera sintezė, labai daug sudėta iš tikrųjų. Ir praktikos dykumų tėvų, ir
teologinės minties, netgi sakyčiau. Kas labiausiai žavi dykumų tėvuose, tai kad jie buvo praktikai. Iš esmės, tai, kas jiems rūpėjo, tai rūpėjo gyvenimas, Evangelija. Ir visi kiti dalykai, apie kuriuos kalbame pamokymuose, arba jeigu taip techninį žodį vartoti graikų kalboje apoftegmuose, yra daugiau, kaip iliustracija, ar ne? Tie dalykai, kurie kalbame apoftegmuose, yra priemonės gyventi Evangeliją. Pasninkai, vigilijos, nuostatos tam tikros, elgsena yra, tiesiog būdas išgyventi Dievo žodį. Pagrindinis jų tikslas buvo gyventi su Kristumi ir savo gyvenimu įkūnyti Dievo žodį, Evangeliją. Dėl to, skaitant dykumos tėvų pamokymus, randam daug tokių aliuzijų į šventą raštą. Ir pasakojimų, kad vienas ar kitas tėvas labai evangeliškai pasielgė, arba kaip kažkoks personažas biblinis, net ir Senojo testamento. Ir grįžtant prie trumpo pasakojimo ar trumpo pamokymo, čia yra tokie dalykai, kurie vėliau įeis, turbūt į rytų dvasingumo istoriją ir apskritai į vienuoliško gyvenimo istoriją. Tai yra tas kvietimas gyventi vadinamaisiais evangeliniais patyrimais, nors turbūt dar dykumos tėvų laikotarpyje tai buvo suvokiami kaip ar vadinami kaip evangeliniai patyrimai, bet to buvo gyvenama tiesiog tas pasitraukimas, atsižadėjimas, nuolankumas, skaistumas, neturtas, kaip buvo atrasta Evangelija iš naujo, nesgi jau buvo prabėgę keli šimtai metų nuo Jėzaus Kristaus gyvenimo, nuo jo skelbimo, krikščionybė išgyveno tokį intensyvų ir turtingą tą kankinystės laiką, Evangelijos skelbimo, krikščionybės plitimo laiką, bet tik tai 3-4 amžiuje atsiranda tas judėjimas pasitraukimo į dykumą. Kaip įvyko tas atradimas Evangelijos iš naujo ir kiek vienuoliškasis gyvenimas slypi Evangelijoje? Turbūt reikėtų pradėti nuo tam tikrų istorinių aplinkybių, ar ne? Vis tik tai, jeigu žiūrėti pačias ištakas vienuolinio gyvenimo, monastinio gyvenimo, tai pradžią galima atsekti jau Naujojo testamento laikais, jau šventajame rašte randame ir apie pasišventusias mergeles, apie mergelių luomą, ar ne, apie asketus, kurie gyveno ne kažkur atsiskyrę toli, bet ar ten savo šeimos teritorijoje, arba šalia savo kaimų. Žodžiu, tokie mergeliškumas dėl Kristaus jau buvo žinomas. Ir anksčiau pasitraukimas į dykumą, aptinkamas turbūt jau 3 amžiaus antroje pusėje. Ir ryškiausia figūra, apie kurią žinome, jau yra 4 amžiaus minimas šventasis Antanas Didysis, arba Antanas Egiptietis, kuris klasikinė prasme laikomas visų eremitų arba dykumos atsiskyrėlių tėvų. Jo gyvenimas tapo vienuolių Bibliją arba vienuolinį gyvenimą išgarsinusiu bestselleriu. Gyvenimas, kurį parašė šventasis Atanazas, Aleksandrijos vyskupas, didysis kovotojas prieš arionizmą, arioniškąją ereziją. Tai vienuolis gyvenimas, ko gero, buvo suprantamas kaip naujo pobūdžio radikalus siekimas Kristumi, kaip nauja kankinystė, tas visiškas savęs savo gyvenimo paaukojimas dėl Evangelijos, dėl Kristaus. Bet iš principo, klausė ne kaip jisai siejasi su Evangelija, tai labai tiesiogiai, ne. Noras visą save atiduoti, visą savo gyvenimą atiduoti gyvenimui su Kristumi, gyvenimui Evangelija. Ir sekti Kristų jo gyvenimo būdu, gyventi taip kaip Kristus. Neturtingai, nesusituokus, neprisirišus prie nuosavybės ir išliekant klusniu tėvui. Dėl to tie klasikiniai patarimai, kurie dabar mes vadiname įžadais, ar ne, jie egzistavo nuo pat pradžios vienuolinio gyvenimo. Nes pats terminas vienuolis, monachos, savo pirminėje reikšmėje graikų kalboje reiškia tiesiog nesusituokęs. Single, kai mes pasakytume, nesusituokęs. Tai vėliau tik tai jisai įgijo tokį techninį terminą kaip vienuolis. Bet taigi celibatas, ar ne, arba gyvenimas susilaikant nuo lytinių santykių, gyvenimas skaistume buvo pačioje pradžioje. Atsiskyrėliško ir vienuoliško gyvenimo.
klusnumas, vėlgi jeigu grįžtant prie dykumos tėvų pasakojimų ir tradicijos, ar ne, tai vienuolis negalėjo būti tiesiog pats savo. Ne. Visa pradžia atsiskyrėliško, eremitiško gyvenimo visada turėjo prasidėti mokiniui jungiantis prie kažkokio mokytojo, prie kito tėvo, abos, kuris jau gyveno, turėjo tam tikrą patirtį ir tiesiog mokiniai pasirinkdavo, žiūrėdavo į tai, kaip jis gyvena, sekdavo jo gyvenimo pavyzdžių ir idealas apoftegmose yra tobulas klusnumas, ar ne, klusnumas nedelsiant, kartais net aklas klusnumas, nesvarstant, ar ne, nes šitai buvo mokomasi atsižadėti savivalės, savo valios, įdant galėtume paklusti Dievui, ar ne, taip mokomasi klusnumo. Ir aišku, kaip sakė Evagrius Pontietis, turtingas vienuolis yra kaip apkrauta valtis, toli nenuplauks, ne, taigi turtas, nuosavybė, bet koks prisirišimas, buvo laikoma didžiulė yda ir kliūtis vienuoliui siekti šventumo, jeigu naudoti šitą šiuolaikinį išsireiškimą. Čia galima pasidžiaugti, kad netrukus, tikėkime, pasirodys Šventojo Antano didžiojo dykumų Antano gyvenimas parašytas ortodoksijos tėvo Atanazo lietuvių kalba ir pačiai taip pat nemažai teko prisidėti prie šito leidinio parengimo, rašyti komentarus. Ką būtų galima pasakyti apie vienuoliško gyvenimo pradžią ir paties Šventojo Antano pasitraukimą į dykumą, juk jisai vadinamas pirmasis eremitas, tai yra tas, kuris išėjo į dykumą. Ir apskritai, kuo skiriasi eremitai nuo anachoretų ir kodėl tas postūmis pasitraukti dykumą kažkada tai bažnyčioje Egipte įvyko. Anachorezės terminas vėlgi buvo naudojamas jau ir graikų filosofų, ne toksai kaip pasitraukimas, ten galėtum kontempliuoti, svarstyti, pasitraukimas į save, atsitraukimas. Vėliau jisai imtas naudoti ir krikščioniškam kontekste tiesiog kaip pasitraukimas nuo civilizacijos aktyvaus gyvenimo, ne to pasaulietinio gyvenimo. Anachoretai kaip atsiskyrėliai, jeigu lietuviškai verčiant, ne, tiesiog atsiskiria ir ten galėtų labiau pasišvęsti tam dvasiniam gyvenimui. Eremitas jau yra dykumos, nuo žodžio eremos, atsiskyrėlis ir tradiciškai manoma, kad Antanas Didysis, Antanas Egiptietis buvo būtent pirmasis, bent jau pirma tokia ryški figūra, apie kurią mes žinome istoriškai, apie kurią išlikę yra raštai, kuris pasitraukė toli nuo civilizacijos, nuo kaimų, nuo gyvenviečių, ne, į dykumos gilumą. Tai buvo labai drąsus žingsnis tais laikais toje visuomenėje, kur bendruomeniškumas buvo labai labai stiprus. Ir čia po ranka turiu kaip tik Antano gyvenimo tekstą ir kalbant apie tas sąsajas vienuoliško gyvenimo ištakų su Evangelija, tai turbūt šitas epizodas yra labai iškalbingas, nes būtent nuo Evangelijos žodžių išgirdimo, tokio tikro išgirdimo ir prasidėjo Šventojo Antano dykumos nuotykiai. Taigi, Šventojo Antano gyvenime rašoma: kitą kartą įėjęs į viešpaties namus ir išgirdęs viešpatį Evangelijoje sakant, nesirūpinkite rytdieną, daugiau nebegalėdamas nustygti, išėjo ir tai, kas buvo likę, išdalijo vargšams, savo seserys pavedė žinomoms ištikimoms pašvestoms mergelėms, kad šios ją išauklėtų pašvestai mergystei, o jis pats priešai savo namus pasišventė askezį, būdamas dėmesingas savo pačiam, reikalaudamas iš savęs griežtos disciplinos. Mat tuomet Egipte dar nebuvo tiek daug vienuolynų ir vienuolis dar visiškai nepažinojo plačiosios dykumos. Štai tokia Švento Antano pasitraukimo į dykumą pradžia. Ir tai buvo tik tai pirmas žingsnis į tokį labai nuotaikingą gyvenimą, kuris net ir dailėje sulaukė pakankamai daug dėmesio ir ne vienas dailininkas yra ėmęsis tapyti vadinamosius Šventojo Antano gundymus, nes tai, kas jau laukia dykumoje, tai ne ramus atsiskyrėlio gyvenimas, bet kova. Ir čia kyla klausimas, dėl to pasitraukimo tikslų ir motyvų. Jeigu į dykumą būdavo išeinama tam, kad gyventi su viešpačiu, tai
būtų galima tikėtis, kad tiesiog maldoje, dirbant, medituojant, bendraujant su žmonėm ir praeitų tas gyvenimas, bet staiga mes čia susidurime su daugybė puolimų ir gundimų. Kokia yra tokio gyvenimo prasmė, tiesiog pasitraukus į dykumą ir panašiai kaip Jėzus Kristus gundomam piktosios dvasios ir atmetant jos gundimus, su ja kovojant. Kas čia per tiesiog savanoriškas įsitraukimas į tokį dvasinį karą? Turbūt klausdamas, formuluodamas jau beveik ir atsakei į savo klausimą, ar ne? Ta turbūt čia vėlgi geriausiai galėtų suprasti tokį reiškinį tas, kuris bandė melstis tyloje. Tai būtų tylos rekolekcijos arba kažkur vienas savo ramiai. Mes iš karto, kai pradedame melstis, pajuntame išsiblaškimo pagundą, įvairias mintis, kurios mums trukdo susikaupti. Tai čia tokia mikro patirtis, ar ne? O išėjimas į dykumą, kuri buvo laikoma bibliškai, ne, ir susitikimo su Dievu, bet taip pat ir susitikimo su demonais, ne, su piktosiomis dvasiomis vieta. Ne? Ir kadangi pirmieji vienuoliai atsiskyrėliai sekė Kristumi, o Kristus prieš pradėdamas viešąją tarnystę irgi ėjo į dykumą ir buvo velnio gundomas, ar ne, tai šitas etapas turėjo būti neišvengiamas kiekvienam vienuoliui. Pirminis tikslas siekti vienybę su Dievu, bet iki tol, kol ją pasiekė vienuolis, turi praeiti didžiulės kovas ir mes tą matome Antano gyvenime. Aš labai tikiuosi, kad šiais metais Marijos radijo klausytojai ir visi Lietuvos tikintieji ir besidomintys turės galimybę perskaityti šitą antikinį ir klasikinį tekstą, kurio be paaiškinimų ir be komentarų gal būtų labai sunku suprasti. Bet ką sakė Grigalius Nazianzietis apie šitą veikalą, sako, kad Atanazas parašė vienuoliško gyvenimo regulą, pasakojimo formą. Tai tam tikrą prasme Antano gyvenimą galima skaityti ne tik kaip istorinį pasakojimą, bet kaip ir dvasinės kelionės pasakojimą. Ir šita kelionė prasideda Antano nuo tokio bandymo sekti šalia gyvenusių atsiskyrėlių dorybėmis, iš vieno mokytis kantrybės, iš kito romumo, iš trečio meilės. Ir paskui tas didesnės vienybės su Dievu troškimas jį vedė vis toliau, ne vis į gilesnę vienumą, į didesnį atsiskyrimą. Ir jeigu skaitysite apie kovas, apie kurias klausi, ne, susikovimą su demonais, kurie puolė ir keletą kartų, kaip pasakoja Atanazas, Antanas net buvo leisgyvis, draugų išneštas iš to kapo, kuriame gyveno. Net ir etapas, kada jis pradėjo savo viešąją tarnystę, ar ne jau, tai skaičiuojamas dešimtmečiais. Tai reiškia, tas vidinis darbas, dvasinė kova, jinai dešimtmečius trunkantis procesas, idant būtų pasiekta vienybė su Dievu. Tai yra kelias, turbūt kiekvieno krikščionio, dvasinė kelionė, ne, labiau intensyvių ar mažiau intensyvių būdų, ne, bet vienuoliai, kurie atsiriboja nuo kažkokių išorinių kovų, ne, tai jie daug intensyviau išgyvena vidinės kovas, daug aštriau mato dalykus, kurie yra ta dvasinė tikrovė. Ir čia būtų galima klausti apie tos askezės kelio apsimarinimo, netgi kaip Švento Antano gyvenime užsidarimas kape, kur tiesiog čia buvo jau turbūt toksai radikalus iššūkis ir jam, ir taip pat tam, kuris jį gundė. Tai kokia yra siekimybė? Kartais galima dykumos tėvų raštus skaitant atrasti, kad tas siekis yra kaip ramybė įvardinamas. Tai atrasti tą tobulą ramybę, kuri kyla iš Dievo, nurimimą Dievuje. Kasgi yra ta siekimybė, ko ieškojo pasitraukdami į dykumą atsiskyrėliai? Galutinis tikslas kiekvieno atsiskyrėlio tai buvo Dievo regėjimas arba kontempliacija, ką mes dabar vadinam, ne lotyniškojų terminų. Dievo regėjimas savo dvasia toks, koks jis yra, ne? Ir pagal dykumos logiką jis yra neįmanomas pačioje pradžioje, ne? Nes mes esam valdomi aistrų,
savo ydingų polinkių, įvairių pagundų. Ir pirmiausias vienuolio darbas yra tiesiog tas savo aistras apvaldyti, ne kad nebe jos valdytų, nebe kažkokie impulsai išmuštų, bet vienuolis būtų pajėgus nepasiduoti pagundoms ir savo ydingoms aistroms, ar ne? Nes tik tai nurimusi širdis, bet romumo originali prasmė yra ne tai, kad aš visiškai ramus ir manęs niekas, ar ne, bet tai, kad manęs neišprovokuoja pagundos, neišprovokuoja mano pykčio. Jisai kažkaip kyla, bet vienuolis neleidžia jam išsireikšti. Tai vadiname beaistriškumu. Apatėja, graikiškas terminas. Nes pagal vienuolių logiką, žodžiu, tik tai neaistringas žmogus, tą beistriškumą pasiekęs žmogus gali iš tikrųjų mylėti. Mylėti, nes vis mažiau manęs lieka toje meilėje. Ir sako, tik tai mylintis žmogus iš esmės gali regėti Dievą. Ar ne? Tai tas Dievo regėjimas, jisai vėlgi ten keletų pakopų, daugiau apie tai rašo Evagrijus Puntietis. Sako, tai tas Dievo regėjimas, kuris neįmanomas nenurimus, nepasiekus tos hezichijos, išorinės ir vidinės svarbiausia ramybės. Bet lietuvių kalboje tai žodis apatija nieko gero nereiškia. Tiesiog, jeigu kas nors sako, kad aš esu apatiškas, tai reiškia, kad nieko nenoriu, manęs niekas nedžiugina. Tai ar čia ta apatija buvo vienuoliško gyvenimo siekiamybė, ar tiesiog tuo pačiu žodžiu vadinami skirtingi dalykai ir mes dabar klaidingai suprantame? Tiesiog šitas terminas jau dabar įgijo visiškai kitą turinį, evoliucionavo. Bet graikiškas terminas apatėja reišktų be aistrų, nesant aistrom tas ar ne, kaip amoralus, be moralės. Tai tas gal tiksliau net būtų versti neaistriškumas, ar ne, negu visiškai neturėjimas, nepasidavimas aistroms. Bet ar aistringumas yra visuomet blogai? Ar čia tiesiog visiškas toksai aistrų atsisakymas, ar nukreipimas tų aistrų tinkama linkme arba jų apvaldymas, kad jos vestų link Dievo, o neblaškytų po pasaulį? Čia jau reikėtų pasitelkti Evagrijaus Puntiečio mokymą, kuris irgi remiasi ir graikų filosofinę sampratą apie žmogaus sielą, apie tas aistras, kurios, pasak Evagrijaus, kuris iš esmės darė ne ką kitą, kaip susintetino visą žodinę tradiciją dykumos tėvų, buvo tikima, kad žmoguje gyvenančios aistros, o ne Dievas jas davė. 3 pagrindiniai varikliai, 3 pagrindinės aistros. Aistra geisti, geidžiamoji, kuri buvo Dievo duota, idant mes geistume Dievo ir dieviškų dalykų. Ir būtent tas troškimas turėtų vesti. Tuo tarpu dėl nuodėmės mes geidžiame kažkokių dalykų, kurie nėra Dievas. Geidžiame daiktų, geidžiame naudotis kitais žmonėmis, geidžiame prikimšti savo pilvą, kaip sako dykumų tėvai. Ar net tai kita aistra yra agresyvioji, nirtulingoji, nepykčio aistra, kuri mums Dievo duota, kad mes kovotume su blogiu, pasipriešinti blogiu, atsispirti piktajam. Tuo tarpu žmogus dėl nuodėmės, dėl nuopolio, jisai tą pykčio aistrą nukreipia prieš kitą žmogų arba prieš save. Ir dar viena galia, aukštesnioji, sako, sielos galia yra tik tai žmogui duota galia kontempliuoti Dievą, regėti Dievą. Garbinti Dievą, tuo tarpu dėl nuopolio žmogus garbina kažką, kas nėra Dievas, garbina save. Tai visos askezės tikslas, askezės kaip dvasinių pratybų tikslas būtent būtų sugražinti toms aistroms jų prigimti, tikrąją prigimti, žodžiu, kad mes geistume dieviškųjų dalykų, kad mes pyktą naudotume kovai su blogiu, ir kad mes savo kontempliacijos galę panaudotume Dievui garbinti. Tai faktiškai visas vidinis darbas vienuolio ir kiekvieno krikščionio yra atstatyti tą teisingą pusiausvyrą. Kada kalbama apie dykumos tėvus, tai ir jie vaizduojami dažnai ikonose tokie apaugę barzdomis, prastai apsirengę, gyvenantis dykumoje arba kažkur ten žmonių gyvenviečių pakraščiuose, tokie bomžiukai. Ir kada pradėjau skaityti dykumos tėvų
raštus, atradau, kad paradoksalu, bet jie buvo didžiausi to meto intelektualai. Ir jau tavo nekartą minėtas Evagrijus Pontietis, kuris turėjo puikų klasikinį išsilavinimą, religinį išsilavinimą, jis tapo tokiu tiesiog nepakartojimu turbūt žmogaus dvasinio gyvenimo teologu, praktiku ir netgi psichologu. Ten galima tokias labai gilias psichologinės įžvalgas išvelgti ir turbūt jo didžiausias indėlis į dykumos tėvų patirčių ir ištarmių apibendrinimą yra mokymas apie tas blogasias 8 mintis, ar ne, kurios vėliau vakaruose tapo 7 ydomis arba aistromis arba didžiosiomis nuodėmėmis. Rytuose taip ir išliko mokymas apie 8 mintis, taip man atrodo vadina logizmoj. Ir kai kurios iš jų netgi truputėlį gal sunkiai suprantamos šiais laikais. Net neįmanoma išvers, pavyzdžiui, tai, ką mes vadiname tinginystė, ar ne, tai dažnai yra suprantama tiesiog kaip, toks apsileidimas, tingėjimas. Vangumas dar naudojamas, ar ne? Bet kada Evagrijus kalba apie tą akediją, tai jis ten turi labai daug dalykų mintyje, tiesiog, kad tai nėra šiaip savo tiesiog nenoras arba tingėjimas, bet yra ir tam tikra aistra ir netgi piktosios dvasios, to vidurdienio demono puolimas, kuris labai skirtingai, labai įvairiai pasireiškia. Ką būtų galima tiesiog pasakyti apie Evagrijaus mokymą, kas gal net ir ne tik vienuoliams tinka, bet ir visiems žmonėms, kurie mėgina gyventi dvasinį gyvenimą? Na, jeigu taip glaustai, tai iš tiesų Evagrijaus susisteminimas šitų logizmo, tų minčių, ydų, pagundų, jo indėlis yra labai svarbus. Faktiškai jo teologija įžvalgom traktatais jau vėliau remiasi tai, ką mes vadinam dabar dvasingumo teologija, iš patirties atrasti dalykai. Ir, tikslas to mokymosi, ne vieną traktatą yra parašęs apie kaip tos 8 mintis sąveikauja tarpusavį, kaip ta pagunda, ko jinai siekia, kaip jinai veikia žmogų, ar ne, ir kokie yra priešnuodžiai prieš kiekvieną pagundą, nes faktiškai kiekvienas aslogizmai, kiekviena mintis pikta, jinai turi ir savo gerąją pusę. Pavyzdžiui, pirmieji, sako, tokie baziniai gundimai yra prikimšti pilvą, apsirijimo pagunda. Čia dvasinio gyvenimo pradžioje. Dvasinio gyvenimo pradžioje, sako, čia pirmiausia reikia sutvarkyti savo gebėjimų valgyti, ar ne. Tai yra, apsiryti, ar ten būti net išrankių maistui, arba prisisotinti, prikimšti pilvą. Tai buvo labai pavojinga, nes tuometinių įsitikinimų tai skatino kitą aistrą, paleistuvystės aistrą. Tai žodžiu, idant apsisaugotų nuo paleistuvystės, tai pirmiausia reikia suveržti pilvą, kaip sakytų dykumos tėvai, ir tam geriausiai tinka pasninkas. Ar ne, tai čiagi vėl pasninko tokia labai dvasinis motyvas pasninkui, neleisti pilvui savęs valdyti. Nežinau, čia būtų galima daug kalbėti, bet paminėjai akediją, kuri mes čia daug diskutavom ir nusprendėm vis tik tai palikti tą techninį terminą, nes kitomis kalbomis jisai taip ir naudojamas. Akedija, kur iš tiesų vangumas ar tingumas ne visiškai atspindi originalią prasme. Evagrijus sako, kad akedija iš esmės yra vienuoliška pagunda, nes jos esmė yra bodėjimasis dvasiniais dalykais, dvasiniam praktikom, toksai, toks abojumas, iš tiesų vangumas skaityti, vangumas melstis. Ir jisai gali gauti tokias 2 kryptis, arba tiesiog, toks aptingimas ir svajojimas ir kažkoks, neįsigilinimas ir ėjimas paviršium dvasiniuose dalykuose, arba išvis apleidimas dvasinių praktikų, arba didžiulis aktyvizmas, pabėgti į veiklą, nuolat daryti, nuolat kažką tai veikti, ką, kiek teko kalbėti giliau apie tą akediją, tai žmonės labai atpažįsta savo patirtyje, būtent šitą aktyvizmo išraiška. Ir akedija buvo laikomas vienas iš pavojingiausių demonų. Sako, būtent akedija ištuštino vienuolynus. Tas nuobodulys, vienuoliško gyvenimo rutina, kai praranda skonį, malda, nematai prasmės,
Ne, paskui prasideda kiti dalykai, tada pradedi žiūrėti kitus, ko kitas nepadarė, ką čia nuveikus, kad čia paįvairinu savo gyvenimą, kaip čia. Ir galvoju, kad kitame vienuolyne tai būtų gerai, arba jeigu turėčiau kitą pašaukimą, tada būčiau labiau laimingas, arba norėčiau kitą veiklą užsiimti. Aha, kėdėje dar yra būdingas tas nepasitenkinamas dabartinė situacija. Nekenčiu to, kas yra dabar, nepriimu to, man tas ir trokštų to, ko realiai negaliu turėti. Kas yra tik tai svajonė ar svaičiojimas. Arba, tada užpuola, atsako vienuolį, tokie prisiminimai, kad va namuose buvo gerai, ką aš čia palikau, čia toks gal be prasmės, arba čia tas, arba ateina tokia neviltis, ar ne, kad čia nieko nebus, aš čia tiek stengiuosi, tiek dirbu ir tos asketinės pastangos, čia neaišku, kiek truks ir neaišku, ar aš iš viską pasieksiu. Žodžiu, jinai labai pavojinga, sako, nes jinai užnuodė visą sielą žmogaus ir dėl to jai labai svarbu atsispirti. Tikiuosi, kad mes dar pokalbį apie vienuoliško gyvenimo kovą pratęsime. Tiesiog dar kalbant apie istoriją, norėčiau paklausti, kaip nutiko, kad žodis vienuolis lyg tai ir nurodo, kad kažkas vienas, bet paskui atsirado, kad vienuoliai gyvena bendruomenėse ir dabar vienuoliai iš tikrųjų tai yra tie, kurie gyvena pakankamai glaudžiose bendruomenėse, nesvarbu ar kontempliatyvus vienuolynas, ar aktyviai veikiantis pasaulyje. Kaip čia nutiko, kad iš dykumos atsiskyrėlių atsirado vienuoliškas gyvenimas bendruomenėse? Ilgą laiką buvo manoma, kad vienuolinio gyvenimo eremitizmas, neatsiskyrėliškas gyvenimas buvo pirmas, o paskui vienuoliai pradėjo burtis į bendruomenės, ne? Jeigu Antanas Didysis egiptietis yra laikomas eremitu atsiskyrėlių tėvu, tai šventasis Pahomijus, apie kurį Lietuvoje turbūt mažai yra žinoma, yra laikomas cenobitu. Cenobitas yra sulotyninta graikiško išsireiškimo koinos bijos, reiškia bendro gyvenimo pradininkas, kuris ėmė burti atėjęs į Egipto dykumą, ne atsiskyrėlius, tas, kuris pradėjo burti atsiskyrėlius į bendruomenės. Nors iš tikrųjų vėlesni tyrinėjimai parodė, kad panašių laikų kaip ir Egipte, Palestinoje ir Kapadokijoje ėmė rastis vienuolinis gyvenimas labai panašių laikų. Ar ne? Ir nuo pat ištakų buvo visada diskusija, ar ne, kas yra geriau gyventi atsiskyrus, ne, ar gyventi kartu, nes kai tu gyveni vienas, čia Bazilijus Didysis, Bazilijus Cezarietis buvo oponentas atsiskyrėliško gyvenimo, nes sako, tada kam tu užleisi tada pirmesnę vietą, kam tu patarnausi, jeigu tu vienas gyveni. Tarsi gyvenant vienam, tu neturi progos parodyti meilės kitam, neturi progos ir savęs pamatyti iš tikrųjų iš šono. Ir proga toms aistroms, kurios ištinka jau pažengusius dvasiniam gyvenime, tai ten tuštybė ir puikybė, kada matai angelus, darai stebuklus, ar ne, labai sunku. Įsivaizduoji, kad esi labai vertas būti pagriebto ir pašventintų kunigų, ne, tais laikais dar šventino pačius geriausius kunigais. Tai turbūt labai panašių metų atsirado ir bendruomeninis gyvenimas, ir atsiskyrėliškas gyvenimas. Žvelgiant į pirmųjų atsiskyrėlių gyvenimą, atrodo, kad ten džiaugsmo nelabai daug yra, kad yra pakankamai rūsti askeze, sunkus gyvenimas, kova. Ir patys jie kartais labai griežti būdavo, neprimdavo ateinančių lankytojų. O popiežius Pranciškus, kviesdamas į vienuoliško gyvenimo atsinaujinimą, tai jis kalba apie džiaugsmą. Ir jeigu žiūrėti taip dabar istoriškai, tai ar buvo kokie nors tų pasitraukėlių į dykumą džiaugsmai? Ar visas gyvenimas buvo kova, o jau atlygio jie tikėjosi dangoje tada, kada švęs su visais šventaisiais? Ar vis dėlto tame atsiskyrėliškame gyvenime, toje dvasioje kovoje buvo ir džiaugsmingo akimirkų? Be abejo buvo. Ir skaitant dykumos tėvų pamokymus galime rasti įvairių pasakojimų apie džiaugsmą. Džiaugsmas beje buvo vienas iš priešnuodžių dar vienai pagundai, vienai tai piktai minčiai, tai yra nusiminimo minčiai, liūdesio minčiai, kuri bandydavo įvaryti vienuolį į neviltį, ne į liūdesį, į savigailą. Tai kaip priešnuodis visada buvo džiaugsmas, džiaugtis išmėginimuose, džiaugtis skausmuose, džiaugtis ligoje, dėkoti. Taip pat svetingumas dykumos tėvų, tas
gebėjimas kiekvieną ateinantį priimti kaip Kristų, džiaugtis jo ateimu. Tai to džiaugsmo iš tikrųjų buvo. Prieš ką dykumos tėvai gal stipriau pasisakė, aštriau, ar ne, kad, mes turime verkti ir raudoti dėl savo nuodėmių. Ne? Džiaugtis daugiau dėl Dievo gailestingumo, bet ne čia ko linksmintis. Čia turbūt reikėtų daryti perskirą tarp linksmumo ir to vidinio gilaus džiaugsmo, ne, dėl to, kad esam išgelbėti. Vienas iš šiais laikais turbūt užmirštų dalykų, kuriuos mini dykumos tėvai, yra sielvartas. Tai yra vienas iš tikslų pasitraukti į dykumą, tai buvo sielvartauti dėl savo nuodėmių ir dėl pasaulio nuodėmės, kad sielvartas buvo ir motyvas, ir tai, ką veikdavo atsiskyrėlis vienuolis savo celėje dykumoje. Taip, vienas irgi iš tokių įsitikinimų buvo, kad tik tai tas sielvartas dėl savo ir dėl pasaulio nuodėmės, ne? Nes palaiminti tie, kurie verkia, ne, jie paskui džiaugsis. Čia vėlgi, kad verkti dėl savo nuodėmių, kad danguje galėtume džiaugtis. Iš tikrųjų, to tikslas įsisąmoninimas savo būsenos, ne, realiai pažinti save, savo silpnybės, kad galėtum įvertinti ir džiaugtis Dievo gailestingumu ir išgelbėjimu. Ne, tai tam tikri kraštutinumai, kuriuos randame dykumos tėvų pasakojimuose. Vėl reikia šiek tiek žinoti kontekstą to meto ir kultūrinį, ir įsitikinimus, ar ne. Kažkada čia paminėjai apie tą nesirūpinimą savo išvaizdą. Ne, kai kurie net tikėjo, kad net per daug vandens gerti skatina tam tikras aistras, lytinės aistras, tai jie vengdavo, jau nekalbant apie vyną, kuris iš vis nėra vienuolių gėrimas, kaip sakė Šventasis Benediktas, nors būdavo ir tokių dykumos tėvų, kurie ir gerdavo ir vyno. Iš dykumos pasakojimų išlikę tik tai tokios įsimintinos istorijos, ar ne, vėlgi nereikia kiekvienos istorijos suabsoliutinti ar padaryti bendrąją taisyklę, nes, tai vis tik tai buvo žodinė tradicija, kuri išliko ir išliko tik tai tokie stipriausi, įsimintiniausi pasakojimai, kurios iš lūpų į lūpas perdavinėjo. Dėkoju už įdomų pasakojimą apie vienuoliško gyvenimo ištakas, apie kaip pašvęstasis gyvenimas prasidėjo dykumoje ir manau, kad per šios metus ateityje dar nekartą teks kalbėti apie ir Šventojo Antano gyvenimo istoriją, ir apie dykumos tėvus, ir apie skirtingus rytų bei vakarų dvasingumus, skirtingas monastinio gyvenimo sampratas ir įvairias charizmas, kurių yra bažnyčioje. Dėkoju sesei Agnietei už pokalbį ir primenu, kad girdėjote laidą Akademija. Ją vedžiau aš, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Valdas Mackela. Iki kitų susitikimų. Sudie.